Dieninis. Na, kaip ir sakiau, yra pas mus Fibonacci ir mes artėjom prie 23 lygio, kuris kaip tik sutampa beveik su 1,30. Jo? Nu, pas mane tai pastatyta Fiba, kad tas lygis 1,3012 gal. Bet atrodo, kad dieninis čia spigliukas į vieną į kitą pusę 50 punktų nieko nereiškia, taip. Ir aš, pavyzdžiui, euro užpirkimo kažkur tai laukiu, vat, žemiausias taškas 2,980. Žemiausias taškas, pagal šitus spigliukus orientuojasi, taip. Žemiausias taškas ir mes turėtume pratęsti korekciją minimum, pratęsti judėjimą minimum iki 3,270, kažkur tai ten. Va čia bus jo diapazonas, kuris gan ilgai stovėjo jo, ir va čia bus pirmas toksai artimiausias taškas, kur gali apsisukinėti, pradėti priimti. Va. Tai todėl aš dabar žiūriu tik tai į buy. Plus yra gan geras 3,8 lygis, 2,914, taip, kur gali paspigliuoti. Tai nebus kaip pramušimas, tai bus paspigliavimas, nes vat, buvo augančio trendo projekcija, taip ir spigliukai. Vat, pas mane yra čia toks susikirtimas. 3,8 lygio, taip, su šitą liniją spigliukų. Todėl aš laisvai galiu primest, kad gali būti spiglys iki čia, galima čia užsipirkti. Jeigu pirkti nuo 23. Kaip sakiau, su nedideliais stopais, tai va čia stop lossas gaunasi už 2,990. Taip, jeigu mes turim kainą 1,3012, tai 25 punktai. Ir mes savo ramiai jausimės, bandydami pagauti lystytą traukinį ir išvažiuoti kartu su visais į viršų. Taip. Uždarys, reiškia, va šitas buvo spigliukas nepagrindinis, taip, galima biški žemiau, aišku, orientuotis į šitą, čia jau didesnis stop lossas apie 40 punktų, taip. Jeigu čia bus spiglys ir išvažiuos į viršų, bus apmaudu, taip, biški žemiau. Bet jeigu jis pramuš 23 dieną, taip, aišku, reikia iš karto išeidinėti be nuostolių, išeidinėti į nulius, stengtis, taip, ir laukti jau žemiau. Tada mes važiuosim toliau gilesnį korekciją. Tai šitoje situacijoje, kaip šiandien buvo SMS, tai maždaug su tokiais pamatymais. 1,30 geras lygis, dametam biškį arbatos, taip, ir stop lossas 40 punktų, su tikimybė išeiti be nuostolius, jeigu įvyks kažkoks nepramušimas, taip. Ketvirtukas. Matom, irgi stovi Fibonacci, taip, padarė pagal ketvirtuką gan gražią spigliukį lygiai ten 3,30, taip, žemiausias taškas buvo 36, taip, galima sakyti, kad daėjom. Ir dabar, kas bus atšukinės ar neatšukinės, žvakio analizė ir tokia žvakė reiškia, kad mes nenorim labai kristi į apačią ir mes norim važiuoti į viršų. Taip? Bet žmonės su gera fantazija man šiandien parašė, kad čia dvigubą viršūnę susiformavo. Taip? 1-2 punktai reikšmės tikrai neturi. Taip, čia spigliukas 1 punktą aukščiau negu šitas, šiaip figūrose tai didelės reikšmės neturi. Bet aš, kaip prekiautas, tokių figūrų nepripažįstu. Nes vis tiek virš, atnaujinu viršų, viskas jau nedviguba viršų. Tai nereiškia, kad jie nesuveiks, laisvai gali suveikti. Taip? Ir čia įvyko pramušimas, mes matom, taip, šitas dvigubas viršūnės. Ir važiuoti teoriškai turi čia 70-80 punktų į apačią. Taip? Neprieštarauja mano pirkimui nuo 3,000. Jokių būdų neprieštarauja. Taip? Galima parduoti. Bet man paaiškinimas, kad čia dvigubą viršūnę, man asmeniškai netinka. Jeigu kažkam tinka, taip, aš galbūt pernelyg, man reikia, kad būtų vadovėliniai paveiksliukai, kaip iš vadovėlio, taip, bet kartą, 2 kartus per metus aš tokių paveiksliukų sulaukiu. Man to pilnai užtenka, kad nerizikuot, pavyzdžiui, per neaiškės figūrą. Nes aš nežinau, kaip traktos dauguma dalyvių. Ar čia atnaujinu, neatnaujinu figūrą, ne figūrą. Jeigu dauguma dalyvių traktos kaip figūrą, be abejo atidėjau. Jeigu dauguma norės pamatyti čia dvigubą viršūnę, be abejo pamatys. Taip? Bet jeigu dauguma nori pirkti, nepamatys, jie praignoruos šitą figūrą. Taip? Bus ignoravimas. Irgi, jeigu dauguma nori fiksuoti pelną, tai aišku, tai yra toks, kaip signalas pelno fiksavimo. Taip? Jeigu dauguma ieško, kur užsipirkti, nefiksuos jie čia pelną. Čia ir yra tavo problema pagrindinė. Kai yra graži dviguba viršūnė, ją mato visi ir ten jau niekam neįdomu
nori tu pirkti, nenori tu pirkti, jinai rodo signalą apsisukimą. Taip? Kai yra negraži dviguba viršūnė, abejotin. Čia ir toks, signalas abejotinas. Taip? Todėl, aš netraktuočiau šito dalyką kaip dviguba viršūnė. Man nepatinka. Nors, jeigu yra polinkis rizikuoti, tai be abejo galima 390 parduoti. Neblogas lygis, sakykime taip, net nekreipint dėmesį šitą viršūnę dvigubą, neblogas, geras lygis. Taip matom, kad buvo čia kainos konsolidacija, stovėjo, ilgai negalėjo nei viršų, nei apačiai išvažiuoti, gan stiprus lygis. Taip? Čia pardavimas nieko prieš, su stoplosu. Teisingas stoplosas 100 punktų už tos dvigubos viršūnės, taip, neteisingas stoplosas ir pilnai užtenka už 3.1.20. Nes 3.1.20 pilnai užtenka stoplosas, nes jeigu vėl mes grįšim į šitą diapazoną, vėl bus grįžimas, taip, mes eisim į viršų, niekur mes nedingsim, nėra prasmės čia rizikuoti. Teisingas, neteisingas stoplosas klausimas, taip, Todėl pardavimas, taip, jis čia egzistuoja ir galima paimti apie 80, apie 100 punktų, taip, iki dieninio to 23 lygio. Ketvirtukas neduoda čia vidų nieko. Visiškai nieko. Taip, jeigu žiūrėsim grinai ketvirtuką, tai mes važiuojame iki 2950. Tai 8 lygis. Ketvirtukas nieko čia neduoda. Aišku, visada yra istorija, taip, kur mes galim nueiti ir pažiūrėti. Tas peršokimas buvo. Taip. Ne, čia ne šitą, ne 30, čia mes peršokimas. Ir ką mes čia turim? 2970 turim gražią vietą sustojimui, taip, kur buvo ketvirtukas sustabdymas. Ir man patinka šitie spygliai. Kūnai spygliai, maždaug 3.0. Taip, kažkur. 3.06. Vienas kartas, antras kartas buvo sulaikyta kritimą. Taip, dėl čia irgi buvo sustabdymas su spygliuku ir žemiausias eina 2.973. Taip. Nebloga vieta irgi iki kur gali daeiti, mes ten perkam, kažkas gali parduoti, nes kad ten ateiti turi kažkas parduoti, taip. Čia gali jūs uždirbsit arba neuždirbsit. Bet tada iki mūsų nedais, ar mes neuždirbsim, tada, kad pastumt rinką, gal geriau ir parduot. Dabar už karto ranka, aišku, juokauju, pardavinėt reikia, jeigu pardavinėt 3.090 ant grįžimo prie to pramušto lygio. Einam į valandinį viską nutriniau, iš naujo galim padaryti techninę analizę, taip, man patinka šitie du taškai. Jie aiškiai matomi, jos mato visi ir mano šitas spygliukas, kuris buvo per form statement, jo patvirtino, kad šita linija galioja ir jinai gan tvarkinga ir tvirta. Jos galim prikelti. Kitas dar pliusas sandorio buy nuo šitos linijos, tai yra sandoris pagal trendą. Pramušimo atveju bus grįžimas prie pramuštos ir mes turėsim galimybę išsisukti dienos. Taip. Čia yra du tokie teigiami variantai čia pirkimų. Pardavimas vienas artimiausias, tai tas 3.9.4, taip, ateina grįžta prie pramušto lygio ir sell. Irgi galima pamatyti šitą kritimą mažesnį periodą, jeigu mes pažiūrėsim krentantis trikampukas, taip, neteisingai vietai, bet ką padarysim. Ir toks tvirtesnis pardavimas, jeigu žiūrėt, tai pas mus gausis 3.150 kažkur, 3.140, 3.150. Irgi galima parduoti, kodėl ne, 2 kartus čia lygis išlaikė, kodėl neišlaikyti 3 kartą ir to labiau aiškus nedidelis stoplosas už spyglių, taip. Nuo spygliukų, čia 15 punktų laisvai užtenka, 3.186 kažkur tai gausis, 8.5, taip, ir dvi pardavimo vietas, 3.150, mėgstantiems tokį tvirtesnį, gilesnį, geresnį įėjimą, tai pagal spygliukus aplamai 3.174, stoplossas 10 punktų, taip, 3.1, aišku, galima kreipdėmėsi aukščiausią tašką 7.2, aukščiau nestatyti, 7.2,
1,70, stopas 15 punktų ir irgi galima neblogiau uždirbti. Čia aišku, jeigu jūs netikit, kad euras pratęs judėjimą į žemę. Arba polinkis didelis rizikuot, polinkis prekiauti prieš visus ir tada irgi galima pasiimti šitą situaciją. Man arčiau pirkimas, aš tikiu, kad, pavyzdžiui, šiandien mes padarysim iki, maždaug iki 3.18, 3.20, gal ir iki 3.00 judėjimą, taip, ir rytoj mes tik tai grįžinėsim prie 3.090. O tada galima čia prie 3.090 pardavinėti rytoj. Rytoj, jeigu parduosim čia, taip, vėlgi, čia arba fiksuoti prie trendinės, bet čia jau bus toks nebaigtas ciklas, jeigu mes grinai prie 3.90 sustosim, taip, ir galim pramušinėti šitą liniją ir važiuoti apačią toliau, gilesnę korekciją daryti. Taip, gilesnė korekcija, tai čia ir bus 2.940 pagal 38 FIBO ketvirtų. Arba plamai imam dieninį FIBO 3.2.9.4. Tai rytoj. Šiandien aš taip galvoju, taip mano toks požiūris, mąstymas, taip, kad mes ateisim 3.00, būsim sulaikyti ir važiuosim į viršų. Aš irgi darysiu čia pirkimą, nors su euro neprekiauju, bet atrodo, kad išsiunčiau SMS, tai Expo prekiauju. Aš lauksiu trečio tikslo, kuris buvo su SMS, pats aukščiausias. Lauksiu. Čia pas mus valandinis, jo? Gali būt, kodėl ne? Patariu vieną dar liniją, patokią. Kažkaip taip jinai eina, jo? Biški žemiau eina. 2.970. Taip? 2.970 pas mus kažkur tai buvo tokių kainų, ne? Čia gali būti dar pagal H4 biški kitokia FIBA tokia. Irgi kita vieta, nepramušta, čia galbūt ir pramušimas, nors toks savotiškas. Ir šitoje situacijoje 9.70, 74 irgi yra toks, galima užpirkti, taip, irgi galima, bet man, kodėl, sakysim taip, šitą liniją pagal 2 taškus daugiau patinka, nes tokia mediana, visų pirma, jinai mediana. Ir jinai jau 1, 2, 3, 4 atšokimus darė. Ir jinai, kaip tokia 5 atšokimas bus, nebus, galima ją traktuoti kaip trendinė ar ne, čia jau klausimas. Šitą liniją pramušimo neturi. Šitą liniją turėjo tik tai trečio čia spigliukų patvirtinimą ir tikimybė, kad ketvirtas kartas nemeluoja, jinai daug didesnė negu atšokimas nuo medianos. Vienas iš galimų scenarijų, čia kūnas užsidaro, čia spiglys ir išvažiuoja. Irgi galimas variantas, nes matom, kad prie šitos linijos spigliai grįžta. Bet reikia naujienų. Ir čia buvo naujienos spigliai. Taip? Artimiausiu metu naujienos nenumatomas. Todėl, nežinau, irgi gera vieta. Kodėl ne? Nes mes turim irgi, buvo sustabdymas iš viršaus pramušimas ir mes kainų konsolidacija čia buvo. Taip, irgi galima vieta. Vėlgi tas naujienų spiglys, kuris buvo, taip, jis sustoja prie 9.663, 9.63. Irgi reiškia kažkoks lygis, kažkas tai buvo, kas sugebėjo sustabdyti naujieną. Taip. Tai šitoje situacijoje daug gerų vietų pirkimui, tik esminis klausimas, nuo kur užsipirkti. Mano gan agresyvus pirkimas, taip, nuo 30. 9.70 konservatyviškesnis, klausimas ateis neteis. Čia kiekvienas turi savo sprendimą priimti, kas jam prieinamiau. Likti be sandorio, bet su didesniu stoplosu, su mažesniu stoplosu, ar likti su sandoriu, bet didesnis stoplosu. Nes vis tiek stoplosas turi stovėti už šitų linijų ir vienoje ir kitoje situacijoje. Taip? Yra spigliukų dar linija. 2.990 irgi nebloga vieta. Vietų atšakimum daug. Ir pradedant nuo 3.20 visur gali sustoti ir atšokti ir išvažiuoti į viršų.
Visur gali sustoti. Esminis klausimas, su kryptim apsisprendėm pirkti, klausimas nuo kur pirkti. Taip? Ir va šitoj situacijoje kiekvienas jau sprendžia pagal savo depozitą, pagal savo pajėgumą, kiek jisai gali surizikuoti ir taip toliau. Mano manimu, 40 punktų valandiniam periodui nėra per didelis stop lossas dėl tikslo ten 80 arba 150 punktų. Taip? Kas negali sau leisti, jo ieškokit žemiau nuo 2,9, 90, 70, 60, 40 ir taip toliau. Visur čia yra korekcijas ir visur gali būti sustabdytas, sustabdymas. Jo? Ir aš visur galiu jums nuėti istoriją ir surasti čia gerų vietų. Klausimas, ar matys rinkos dalyviai kiti šitas vietas, ar nematys. Pagal mane, šitie du taškai, grafikė, kiek mes matom, jos, aiškiai matomos turi būti visi. Taip, pagal mane. Taip, yra dar vienas iš variantų, tai yra linija tokia. Jinai biški gražesnė, taip, turi daugiau atšokimų, mes čia turėsim, bet mes ją bandom dabar, nuo jos jau kiek čia. Nuo 12 valandos mes nuo jos neatšokstam. Jeigu jinai būtų gera, mes čia tiek valandų nestovėt. 6 valandas stovėt ar 5 valandas stovėt, tai gerom linijom tai nepriimtinas variantas. Ja? Prie geros linijos 1, 2, 3 žvakės gali pastovėti. Ja? To labiau amerikiečiai atsidarė ir irgi praignoravo. Amerika atėjo, mes kur stovėjom per Europą, ten ir stovėm. Todėl kad iš karto jos nepramušam, taip, gal irgi kaip rodiklis, kad linija stipri. Taip, bet kad nuo jos neatšokstam, reiškia kažko tai laukiam. Ko galim laukti, arba kol įeis kažkas stambesnis, arba geresnės vietos. Tai reiškia nelabai gera vieta. Nors atšakimų buvo pakankamai. Ar negalima tada traktuoti kaip tik, kad pakankamai kaip tik stiprėti ir išėjai nepramuša? Stoja ir nepraleidžia. Nepraleidžia. Stipri. Stipri. Taip, nepraleidžia stipri ir nuo jos gali būti atšokimas. Taip, bet neatšoks. Arba jūs sakėte silpna, ne, aš nesakau, kad silpna. Aš sakau, nuo stiprių linijų turi atšokinėti 1, 2, 3 žvakės. Jo. Tai nereiškia, kad šita silpna. Jinai pakankamai stipri, bet nuo jos neatšoks. Jeigu, pavyzdžiui, aš daryčiau sandorį nuo šitos linijos, aš jau išeidinėčiau nulį. Ir statyčiau žemiau. Taip, bet tas stiprumas linijos gali suveikti ir priešingą pusę prieš mus. Šitoj situacijoj kiekvienas turi jau savo turėti signalus ir savo, sakysim taip, strategiją, kaip jis prekiauja atšakim. Mano asmeninė strategija, man po 4 žvakių, jeigu nuo mano linijos neatšoksta, aš uždarinėjau sandorį. Reiškia, nuo mano linijos neatšoks. Arba tai ne mano prognozė, nes pagal mano prognozę. Tai galima traktuoti tokį, kad ir pardavėjų, ir pirkėjų yra maždaug vienodas skaičius, ne? Jeigu vienoje. Ir dabar bet koks tai trigeris gali būti bet koks. Didesnė apimtis gali tiek į vieną pusę, tiek į kitą. 50-50 netinka išėjimą. Taip, būtent taip. Čia dar vienas iš galimų variantų. Taip, labai laisvai gali būti spiglys į apačią iki trendinės kitos linijos, čia jo 30 punktų labai laisvai gali būti ir žvakė užsidaro virš šitos linijos. Ir gauna žvakė, pavyzdžiui, papildomų pirkėjų, čia šitoje vietoje, taip, ir nepramuša tos stiprios linijos. Irgi galimas variantas, maždaug panašus į šitą situaciją, kuri buvo čia. Taip. Čia stovėjomės 1, 2, 3, 4, spiglys, gavom papildomų jėgų ir išvažiuojam. Labai laisvai galimas variantas. Bet šitoje situacijoje pagal mane laiko ne šitą liniją, o laiko lygis 3,050. Jis būtent neleidžia ir neatšokinėja nuo jo, taip, šitą liniją jinai, valandiniam, tokia savotiška, antiek jau savotiška linija, kad, aš pavyzdžiui, jos net neturiu. Šios nebeturiu, taip. Tai, ir
techninė analizė tam ir techninė analizė. Todėl jinai būna veikia, būna neveikia, kad visi mes žmonės skirtingi ir priimam skirtingas linijas. Taip, man viena patinka, kitam netinka ir taip toliau. Bet aš savo prognozėse stengiuosi ir tokios linijos kreipdėmėsi, kurios, pritrauks daugiausiai dėmesio. Taip? Pagal mane, šitie 2 taškai mato visi. Turėtų matyti. Visų pirma, čia žemiausia taškai grafikė. Taip? Jeigu mes pradedam analizuoti, kur tu nepabėgsi, jie aiškiausiai šitam judėjimui. Taip? Visų antra, jeigu mes net ir nenaudojam, ten pagal kūnus nestatom, statom pagal spigliukus, taip, tai mes turėsim biškį žemiau šitą liniją. Va. Mes turėsim biškį žemiau šitą liniją, bet jinai neturės tada patvirtinimo, to 3 taško. Taip, jinai taip ir lygs pagal 2. O čia kažkas buvo, tie judėjimai. Taip, todėl, jos įtraukti savo analizį irgi reikia. Aš pasakysiu per naujienas, o čia buvo vienas klientas, kuris darė šitos linijos būtent sandorį, rizikavo, viskas tvarkoja, paėmė ir labai patenkintas buvo ir taip toliau. Va. Todėl, man šita linija atrodo tvirtesnė. Bet aišku, aš galiu klysti ir dažnai tai būna, bet, sakysim, apart šitos linijos yra dar papildomi signalai, būtent nuo 1300 daryti sandorį buy. Taip? Plius minus, aišku, plius arbatpinigiai, plius predas ir taip toliau. Būtent nuo šito lygio. Čia lygis gan stiprus psichologinis, čia 4 mes matom, buvo sustabdymai ir taip toliau. Jo? Ir dieninis Fibonacci 23. Tai yra, daug daugiau, sakysim, taip signalų. Daug daugiau signalų. Va. Taip. 15. 15 man labai patinka šitas krentantis trendukas, kuris prasidėjo. Ir vienintelis šitas irgi niuansas, kad dabar jisai pradėjo, siaurėti figūrą, taip, krentantį pleištą. Ir galime pramušimai vieną į kitą pusę, bet tas nedėjimas, pavyzdžiui, iki viršutinės trendinės linijos, kad mes stojom čia. Taip? Man jau duoda tokį, iš ankstinį signalą, kad greičiausiai mes mušim į apačią. Greičiausiai mes mušim į apačią, taip, nes, neužtenka, neįeina žmonės į viršų, kad net pabaigtų šitą trenduką, kuris taip gražiai prasidėjo. Va. Jeigu taip pažiūrėtų, tai netraktuot, kur prasidėjo trendas, taip, grinai šitą judėjimą, va. Eina gražus, krentantis trendas, viskas tvarkoja, bet kiekvienas atšokimas vis mažėja ir mažėja. Irgi kaip toks signalas primušimų į apačią. Todėl čia, kas norit pasėlinti, jeigu norit pasėlinti, irgi laukiam pramušimo 3.050 ir, 3.0, šitoj situacijoje, šitą liniją bus taip, ir kažkur pramušimas turi pramušti 3.040, 30 žvakė turi užsidaryti žemiau, galima pardavinėti. Tik tai klausimas, kiek perės tas, koks naujas lygis bus to trend. Didelis klausimas. Ir ar 15 laimės prieš didesnis, stambesnis periodas, irgi didelis klausimas. Būna taip, bet koks judėjimas prasideda nuo mažesnio periodo. Būna laimi mažesnį periodą, bet dabartinė situacija, kai naujienos žiaurių nėra, kažko tai tokio, kad galėtų apsukti rinkos neišėjo, man korekcija ir pirkimas. Dėl pardavimų nežiūriu. Pirkimas, 15 aiškaus pirkimo irgi neduoda. Galim atkreipti dėmesį į šitų sustabdymo linijos. Taip, buvo vėlgi ta pati 301, 296 ir žemiau 2979. Va, čia yra 2 lygiai, kur stovėjomės čia gan ilgai, visą naktį, taip, iki azijiečių po FOMCO naujienų, taip, ir va čia irgi galim kreipdėmėsi į tus lygius ir kažkur tai užsipirkti.